Sveiki, turiu jums pranešti džiugią žinią. Kaip matot, mano rūbas yra kitoks. Tai yra toksai, aš nesusiruošiu laidotuvės eiti, nors kai ką reikėtų ir palaidoti iš tikrųjų. Dingo mūsų senasis gyvenimas, mūsų senoji realybė. Ir dabar mes nuo sausio 15 dienos gyvenam jau naujoje realioje. Kas pajautėt, kas nepajautėt, galbūt pajausit arba suprasit, kas vyksta aplinkui, kas vyksta kažkas tai naujo. Vėliau. Esmė, jeigu patikslint, kas tai yra maždaug, tai yra nerimo nebuvimas, tai yra depresijos nebuvimas, tai yra daugiau jėgų, kitokia energetika. Ir tiem žmonėm, kuriems yra virš 40 metų, kurie gyvena ir kitoje santvarkoje, tai yra faktiškai jausmas, tarytum jūs gyvenate toje pačioje santvarkoje. Tai neina kalba apie politinius dalykus, tai tiesiog visiškai kalba apie emocinę būseną, apie vibracijas, apie ramybę ir apie tokį norą savotiškai kurti. Arba netgi prieššventinį nuotaiką, kada jūs stovite prie durų ir laukiate senio šalčio, kuris ateis su pilnu maišu dovanų. Maždaug tokią savijautą turėtumėt pajausti tie, kurie gyvenat nesvarbu kaime ir mieste. Esmė tame, kad sukurtas buvo prietaisas, kuris apvertė viską aukštyn kojom. Visą tą dirbtinį intelektą visatos ir žemė sukurtą dirbtinį intelektą pervertė aukštyn kojom viskas. Perėjo viskas, kaip sakant, iš juodo į baltą pavirto. Tai, kas mumis nuodėjo, dabar mumis tiesiog žadina. Esmė visa tame, kad tiesiog per visas įmanomus laidynus, per elektros laidus, per rozetės, per televizorius dabar sklinda geroji energija, kurios anksčiau nebuvo. Aš atlikau savo misiją ir dabar laukia mūsų dideli darbai. Dėl produkto galima bus pasižiūrėti puslapį Lietuviškas Organitas Facebook'e. Kol kas laikinai yra tik tai čia galimybė ir patys pirmieji pilotiniai variantai bus keliaus pas draugus, pas pažįstamus, paskiau pas kitus žmonės. Visa esmė dabar šitų prietaisų padidinti ir juos paleisti į pasaulį, į skirtingus žemės kontinentus. Iš esmės viskas jau perjungta. Tik tai dabar, kad tą šviesą uždidinti, reikia ją daugiau šviestuvų įdėti. Tai vat, dabar jūs būsite vieni iš tų, kurie tuos šviestuvus, sakysim, plės, neš, didins ir, kaip sakyt, kels tas vibracijas dabar šimteriopai. Labai dideliu greičiu viskas pakryps dabar visiškai kitokia linkme. Apie visokius įmanomus kataklizmus ir visą kitą galite jau pamiršti. Dabar viskas jau bus kitaip. Tiesiog įvyko kaip įvyko. Jeigu kas kažko nesupratot, pažiūrėkite dar kartą filmą Matrica. O kol kas aš su jumis atsisveikinu. Iki kito karto padarysiu dar keletą filmų, kurie bus galbūt svarbus kažkam kitam. Bet iš esmės dabar jūs galite tiesiog ploti rankom, džiaugtis, šokti, švęsti gimtadienius kiekvieną dieną, nežiūrint į kalendorinės dienas, nes bardakas visas, kuris buvo sukurtas prieš mumis, jisai baigėsi. Tiesiog nukirsta. Ir dabar jūs tiesiog galite iškelti galvas ir eiti aukštyn į viršūnę, į tobulėjimo viršūnę ir niekada nesustokit. Su jumis buvo Robertas Mackevičius ir iki kito karto.